Brangieji, prašom pakelti ragelius ir būti išdurti. Taip. Pakelkit ragelius ir išsidurkit. Išsidurkit save. Nu, bandom. Alio. Baltic tyrimo agentūra? Žinai, reikia tą tokio. Jo, toksai, gerai bus. Palauk, arčiau. Alio. Labas vakaras. Labas. Baltic tyrimo agentūra, Tadas Vainius paskambino jums. Ar turite sekundę? Kiek? Ar turite kelias minutės? Turiu. Labai malonu, aš paskambinau turbūt į mažą miestelį ar į didelį miestą? Mažeikiai. Į mažąjį, ar ne? Gal galėtumėte pasakyti, iš kokio miesto esat? Mažeikiai. Mažeikiai. Aš pasižymiu. Mano vardas Tadas, kaip sakiau, labai malonu susipažinti, kuo jūs vardu? Greta. Greta. Kaip suprantu, jūs turbūt esate dar moksleivė. Taip. Kelintoje klasėje mokotės? 10. Gerai, puiku. Šiandienos apklausa mes skambinam su kolega į įvairius Lietuvos miestelius ir mano paskirtis paklausti šiandien apie pavardės, lietuviškas pavardės. Ar jau mūsų kolegos galbūt jums skambino? Ne. Neskambino. Gerai, tai aš trumpai užduosiu kelis klausimus. Gerai. Sekundę, pasižymiu. Panelė Greta, apie pavardės. Ar jūs savo miestelyje susidūrėte su pavardžių diskriminacija? Tai reiškia, kad jūs galbūt sutikote žmonių, kurie turi juokingas pavardės ir jums tai atrodė labai juokinga. Ne, taip. Kokia pavardė? Daug pavardžių buvo. Na, tokia pati juokingiausia. Kokia pavardė jūs prajuokino arba išvedė iš kantrybės? Manęs neišvedė iš kantrybės. Gerai, suprantu. Dabar įsivaizduokite tokią situaciją. Jeigu jūs susipažįstate su vaikinuku ir jis jums labai patinka ir jūs pradedate draugauti ir po to sužinote, kad jis turi labai juokingą pravardę. Ar jūs toliau tęsite bendravimą? Ne, taip. Jeigu, tarkim, būtų Andrius Siselius ir jūs būtumėt Siselienė ir viskas būtų gerai. Nu, tai jums savo pavardę duosiu. Supratau, pasižymiu. Kitas klausimas. Ar mokykloje jūsų mokytojai tyčiojosi iš vaikų, kurie turi juokingas pavardės? Nu, ne. Nesityčioja? Ne. Sekundę, pasižymiu. Panelė Greta. Taip. Ar jūs turite brolių, seserų? Taip, turiu. Turite, ar ne? Ar jie vyresni už jūs? Mažesni. Mažesni. Ok, supratau, pasižymiu. Panelė Greta. Taip. Dar vienas klausimas. Klausom. Taip, žiūriu, aš dabar pagal jūsų amžių. Jūs esate, sakėt, moksleivė, ar ne? Taip. Ar jūs žinote Lietuvoje, kokios pavardės yra pačios populiariausios ir kokios yra juokingiausios? Populiariausias, tai kaip aišku, tai mano. O juokingiausias, tai nežinau. Juokingiausia pavardė 2010 metų tyrimuose mes praeitais metais atlikom, tai būtų Pimputis. Gedas Pimputis yra toks Lietuvoje. Ar jis juokinga pavardė? Taip. Supratau. Ar žinote, kokios pavardės daugiausiai gyvena žmonių su juokingomis pavardėmis Lietuvoje? Kokie mieste? Vieną kūno dalį nusipjautumėt pačią pirmą. Greta? Ne. Nežinot, ar ne? Tai yra Panevėžio rajonas. Kulpių kaimas. Kiek kartų per dieną perdžia gulbės? Dabar sakykite, koksai jūsų yra amžius? Greta? Taip. Ir paskutinis klausimas, apibendrinant. Jei čia kas nori, tas Nu, gerai. Reikia man suvesti duomenis jūsų. Kokia yra jūsų pavardė? Labažaitė. Ko žvengi? Kokia pavardė, palauk? Labažaitė. Labažaitė.
aš tai perskambinsiu. Labažaitė, seniai. Taigi ne tokia. Palauk, ką sakai? Ne tokia. Kaip sakai? Ne tokia. O kokią? Ne tai šiandien. Kokią? Nu ne tokia, kaip įstariai. Ne tokia. O kokią? Tai jau nebesvarbu. Tai svarbu, man reikia suvesti duomenis. Nu, man neįdomu. Taigi sakai pavardę. Nu taigi ne tokia įstariai, nu pasiek ir vis. Labažaitė. Labas vakaras. Lazai. Radio stotis Zip FM. Radistai. Radistai. Labas. Labas. Labažaitė. Ne tokia mano pavardė. Tai kokia? Nu nebesakysiu vis. Supykai? Taip. Nu ko čia pykt? Radistai, bet. Iki Gretuk. Iki. Ne. Gero vakariuko. Nepyk, nes putytė neauks. Tu čia gerai, žinok, siaurutė gerai. Gerai, tai ką?